Na ką, judam į naują kelionę, ne? Labą dieną. Na va, mes vėl skrendam, kaip matėte, Liuksemburgą šiandieną į Kalėdų marketą. Atsigersim karšto vyno. Lėktuvas vėluoja beveik 2 valandas, bet nieko tokio. Mes ir neskubam per daug. Šiandien penktadienio vakaras. Biški šaltoka, kaip ir turi būti žiema. Ir gerai. Karas eina. Susimatyksim Liuksemburgė. Už valandikės. Važiavam Liuksemburgą. Dabar sėdime autobuse. Autobusai ir nemokami. Po visą šalį gali važinėtis nemokamai. Bonusus, kas keliauja čia. Fainiai. Tik išėjom iš oro uosto, iškart autobusus laukia. Minutę laiko išvažiavom, dabar važiuojam į viešbutį ir eisim į Christmas Wonderlandą. Švęsti šventės su savo gražuoliu. Atia, susitiksim kur nors viešbutį, gal paskui mieste. Maybe. Jo, atvažiavom į savo viešbutį. Kaip kažkas sako, klaustrofobinį, bet jau visi čekininam, 7:30 jau vakaro, turėjom atskristi 2 valandas anksčiau, bet kaip visada Reniras pavėlavo. Einam į miestą. 20 minučių. Eiti iki miesto. Dar turėtumėm spėti į Christmas marketą, viešbutis žiauriai geras, EB Styles, per langą. Viso miesto panoramą. Daugiau nieko mums ir nada. Gerai, einam. Į miestą nėra laiko. Čia su jums kalbėtis. Tu mums papasako? Tai tu papasakos. Liuksemburgas. Varom į centrą. Reikia followinti savo gidą. Į centrą dabar ieškosim kelio. Atėjom biškį į pirmą Christmas marketo vietą. Kučių, juškių, jau eurus trauksi. Šalta, kaip žiema. Einam, pažiūrėsim. Atvažiavom į Liuksemburgo centrą. Dabar einam kažkur, ne pats nežinom kur. Einam ten, kur visi žmogai eina. Biškį užkandom, biškį išgėrėm. Guliukhoino. Bandysim ką nors dabar atrasti. Kitą marketą. Pagrindinį miesto marketą. Nu, žmonių belin kiek daug. Visi pasipuošę. Nu, mes jau irgi pasipuošę. Visais atžvilgiais. Ir dabar einam ieškoti dar kažko. Jau matau. Viskas gražu, švaru. Kalėdos, nereikia 24. Visas miesto transportas nemokamas, sėdi kur nori, ten važiuoji, nesvarbu. Vis tik nemokamai, niek nekainuoja. Gali sukti ratus, nu. Šildytus troleibus. Nu, nes laukia šaltas, tai žinai. Atėjom į kažkokią vietėlę eisim dabar, o dabar eisim linksmintis. Ja, gerai. Jaučiu, neaptrūdykit mūsų dabar. Mes jau turim čia reikalų. Daug.
Susitiksim vėliau. Kur einam? Čia? Einam miestį vėl iš naujo dabar. Atėjom pasišildyti. Radom šiltą vietą. Lašiša kepa. Ką? No, that's fine, thank you. Žmonių tai žiauriai daug, jau pradėjo nervoti. Šalta belenkiek. O, einam pasisupti karusėlę. Eik. Namo jaučiu. Nežinau dar. Galvosim, ką darysim. Judam į priekį, kur nors. Reikia dar vieną palytą pirkti. Nu. Šalta, tai čia saubakas yra kaip. Tik prieš žiemą. Kažką nueiti, kažkur nusipirti nesąmonę. Nebent kepurę. Prie kepurių eilių nėra. Nu, prie vyno ir alaus tai kosmosus. Ne, va, atvažiavome į Vokietiją. Liuksemburgį baigėm savo pasivaikščiojimus. Ir dabar esame Vokietijoje, Trier mieste. Ir vaikštome į paketą, Kalėdų mugę. Apsižiūrinėjam. Dabar dienos laiko čia. Nėra labai jau kažkas super įspūdinga. Vakare bus gražiau. Ir mes bevaikščiodami sutikom lietuvius pardavinėjančius dalykus. Oi, labai negražiai. Garažiai, mūsų. pardavinė. Vokiškai truputį, angliškai, rusiškai, aišku. Porą žodžių ir prancūziškai mokame. O jeigu ten kokius kitus su tais angliukais įdėti smilkalą irgi tas taip padegtų? Nu, kodėlgi ne? Galima šitos su skylėm yra, tai galima ir tą žvakutę įdėti, tą mažą žvakutę. Ir toks, nes čia jau tas va, čia yra keturi langai priekį ir paskui pakankamai, kad šviesa sklistų. Vienu žodžiu, dvi funkcijos. Na, va, matot, sutikom lietuvių, pardavinėja čia tokius dalykus, iškritingos žmonės atvažiavo į Vokietiją į marketą. Kur tik mūsų nėra, visur pilna. Labai fain, daug žmonių, susidomėję, visi perka. Tokie dalykėliai. Tai va, malonu sutikti savo tautiečius. Na gerai, einam toliau žiūrėti. Paskui grįšim vakare. Čia bažnytėlė, miestelė. Grįšim vakare, kai bus tamsu. Dar užvalgysim vakarienės. Žiūrėsim, kaip atrodo čia viskas, kai sutamsta. Turėtų būti gražiau.